Sveiki! Šiandien pakalbėsime apie vieną dažnai naudojamą programavimo įrankį – ciklą. Pagalvokime apie tokį dalyką. Jeigu mums reikia kažkokį veiksmą atlikti 100 kartų, o gal 1000, o gal 10 000, negi kiekvieną veiksmą rašysime atskirai. Programuotojai tam rado sprendimą – panaudoti ciklus. Iš tikrųjų, ciklų apie mus yra daug. Pavyzdžiui, mes valome dantis, reikia pakartoti tą patį judesį kelis kartus. Taip pat gamta keičiasi cikliškai, valandos cikliškai, netgi mūsų širdis plaka cikliškai. Kodėl dabar ir programavime naudojami ciklai? Jie naudojami žaidimuose, skaičiavimuose, animacijose ir kituose veiksmuose. Ir dabar galime pirmiausiai išsiaiškinti, kaip tas ciklas užsirašo, kaip jis veikia, kokie ten yra naudojami kintamieji. Pradėkime nuo to, kad ciklas vadinasi for ir skliausteliuose reikia nurodyti 3 dalykus. Pradžią, nuo kur ciklas prasideda, sąlygą, iki kiek ciklas tęsiasi ir žingsnį. Atsiprašau, čia be lietuviškų rašau, nes taip yra patogiau. Ir žingsnį kažkiek ciklas keičiasi. Na, o žemiau, tarp priestinių skliaustelių, mes surašome ką? Besikartojantis kodas. Tai, kai ciklas kartosis, tai bus kartojama kodo dalis, kuri yra įrašyta štai šioje vietoje. Nuo kogi prasideda ciklas? Dažniausiai yra naudojamas kintamasis i, kuris prasideda nuo 0. Galima pradėti nebūtinai nuo 0, bet kai jūs dirbsite su masyvais ir panašiomis struktūromis, tai beveik visada dirbsite nuo 0. Na, o kol to mes nepriėjome, galime naudoti ir kitokius dydžius. Sąlyga, iki kiekgi turi tęstis ciklas. Galima pasakyti, kad šitas ciklas tęsis tol, kol i bus mažesnis už 10. Kas kiek turi keistis ciklas? Su kiekvienu ciklo prasisukimu galime parašyti, kad jis didėja vienetu. Kągi šitas kodas gali padaryti? Pavyzdžiui, 10 kartų išspausdinti, paimkim, kad ir skaičiuką vienetą. Paleidžiu tokį kodą ir gaunu 10 vienetukų. Čia galime spausdinti nebūtinai vienetus. Aš galiu įrašyti patį kintamąjį i, kuris rodys, kaip keičiantis kintamajam i, iki kokio skaičiaus jis keisis ir kada ciklas sustos. Štai, nuo 0 iki 9. Kitimo žingsnį galima keisti. Galima keisti ne kas vienetą, o pavyzdžiui didinti kas 2. Na ir parašykim truputėlį ilgesnę seką. Tarkim iki 30. Dabar ciklas pradėjo nuo 0 ir spausdina visus lyginius skaičius. Kaip matote, žingsnį galima didinti įvairiai. Galime mažinti, galima dauginti, galime dalinti. Galime sugalvoti daug įvairių variantų. Pavyzdžiui, padarykime taip. Keiskime kas vienetą ir išspausdinkime tekstą, tarkim, labas, ir pažiūrim, kiekgi kartų išspausdins tą tekstą labas. Padarysiu, kad spausdintų kintamąjį i ir viską pradėtų iš naujos eilutės. Paleidu štai tokį kodą, aš matau labas 0, labas 1, labas 4 ir ties ketvertu sustoja, nes ketvertas mažiau už 5, tai iki jo eina, o kai ketvertas padidėja iki 5, ciklas tada sustoja, nes negali viršyti. Tai galima, pavyzdžiui, rašyti čia lygybę, yra ir tokių variantų, ir dabar ciklas suksis 1 kartu daugiau ir įtrauks skaičiuką 5. Galime ciklą padaryti atvirkščiai. Pavyzdžiui, pradėti nuo 5, sakyti, kol i yra didesnis už 0 ir i vietoj didinimo mažinti. Paleidžiam tokį ciklą ir matome. Pradėjome nuo
5, 4, 3, 2, 1 ir ciklas tęsiasi, kol jis yra didesnis už 0. Ir kai jis pasiekė 0, jis sustojo ir daugiau nieko nebedarė. Taigi dar kartą, šitoje vietoje nurodome, nuo kur ciklas prasideda, čia nurodome kaip ir ciklo pabaigą, tai yra sąlyga, iki kiek ciklas turi tęstis, o čia nurodome žingsnį, kas kiek ciklas keičiasi. Taip kad galima sugalvoti labai daug ir įvairių variantų. Tikiuosi, tiek kiek dabar papasakau, užtenka suprasti, kaipgi tas ciklas veikia.